Labą rytą žvejai, čia žvejybos laikas. Na ką, važiavom gaudyti šlakio trumpam ir po varžybų bandysim prasyti tom pačiom upėm. Žiūrėsim, kaip seksis. Na ką, dabar subscribe žvejybos laikas YouTube kanalui. Nu ką, pirmas metimas yra. Nedidelis, bet turi. Štai toks pizduks, bet atsidariau. Nueik čia. Štai va toks va pirmasis mūsų. Dakškas žiūrėjau. Tai ne vienas aš čia būsiu šiandien. Visgi sekmadienis. Nu ką, varyk. Все. Opa. Pirmasis yra. Tu kur tu galvoji, aš padėjau jį? Kur aš čia galvoju, padėjau? O jau senai paleist. Nu ką, vanduo tikrai jau geras, gaudomas. Vakar buvo aukštokas, bet varžybos ir čia sugaudė. Šiandien jau į žemesnę pusę visi eina. Labai daug nukrito. Opa, gerai pataikė. Užmetame. Visą laiką taip daro. Metam prie save ir po biškį taip ir eina vėduoklė. Čia tokia palanki vieta, kampas. Stengiamės išlaikyti kuo ilgiau vidury. Tai pirmą pagau šlakį labai greitai. Pirmais metimais. Tai jeigu bus, reiškia, jie aktyvus. Po kol kas tuščia. Daugiau, bet aš tik kelias vietas te praėjau. Viskai pavažiuos kitur. Tikslas greit apgaudyti iki kokias 12 ir važiuoti namo. Šitie gal vobleriuką pasikeisiu. Turiu tokias taškelius, apibėgu, jeigu bus. Vieną ruoželį prabėgau labai greito bėgimo, nes 4 žvejai. Tai žodžiu, iš ponosis jiems ištraukė, visi nepatenkinti. Turėsiu palikti šį ruožą jiems. Lėksiu kitur. Čia yra ištraukę šitą vietą žuvį, aš nesu. Tai aš ilgai nevargsiu, dar kelis metimus, čia gan gilu. Manau, čia nelabai gal jie laikysis. Jie dabar laikysis tokiose seklesnėse vietose dar. Kur šiek tiek, kur yra būdo seklėjau ir dobė. Reiks ras va tas pagrindinės vietas. Man pats kibimas buvo per patį vidurį. Čia tik kelis metimus padarau kontrolinį, šiaip tais manau, jeigu bus gan greitas atsiliepimas. Ilgai drožt nereikės, vanduo jau gan skaidrus. Nėra visiškai dar skaidris, bet jo į skaidrę pusę. Sėdu į mašiną, bėgu į savo taškelį, kur žinau, kad tikrai sėdi žuvis. Ten pagausiu vieną. Jeigu dar nieks nenugaudė. O, davai vlogai, woblerį prarasiu arba. Visgi dar nepraradau. Nu. Dabar uždėjau aštunkį pamėginti. Reikėjo išlaikyti srovėjai. Nes su savo kotu gaudo, tai užmetimas nelabai jau pats geriausias mano. Gan minkštas kotelis žiūri.
gan minkštas kotelis, tai tiksliai neužmetu. Tai, nu ką, šokam į mašiną. Norint pagauti šlakį, mėtant visą laiką reikia neskubėti. Turi jūsų galūnės galiukas virpėti. Nu, tam tikro voblerio, tam tikri dažniai yra. Dabar mėtaus aštunkė, tai yra lėtas darbas voblerio, minau tipo, neagresyviai dirbantis. Prieš tai mėčiau su 7, tai yra agresyviau dirbantis, giliau užnerintis ir pakėlė man šlakiuką. O įmečiau į medį, ką daryti? Jeigu užsirištų fluorokarboną, jis neužsiveržia. O, pavyzdžiui, dabar užstrigo, bet va, paukšt. Ir lengvai galim ištraukti. Tai fluorokarboną būtinai ryškit apie metrą. Na, o taip pratęsint, va. Jau kaip gali, taip. Oi, netikslus metimas, tenkitės, taip, tak. Nuo vandens skaidrumo tiek ir prametat visi šoną. Ir išilgai laikot, ir tikrai bus tų kibimų. Aišku, kiti nugaudo, žuvis būna neaktyvi, bet žuvies yra gan nemažai ir tikrai sugausit. Reikia tik tais dirbti. Jos turi būti. Jeigu matot, ant vienos spalvos nekimba, dėkit kitą ir tikrai atsiliep. Dabar, pavyzdžiui, su tigru man neatsiliepė. Nu kaip su šitą kotą sunku mesti. Ne mano kotas ir aš visai galūnė minkštesnė, visai kitas metimas. Na, bet nesvarbu. Tai va, reikia stipriai, reiškia, paleisti. Užsikabina. Čia tokia ramesnė tekmė, tikrai bus šlakius. Kažkur šlakys bus, manau, jeigu vakar nenudaužė ir kitas atsisėdo jo vietą. Na ką, pasidedam. Dabar keisim šiek tiek masalą. Ieškosim iš dėžutės kitos. Norėjau pasirinkti visai kitą masaliuką, tokį sugalvojau, tai dabar žiūrėsim, kokį čia galim panaudoti. Čia tokių visokių turiu, tikrai ne vieną. O, turiu tokį, pamėginti. Jo nelabai man gaila, šitą vat Vivingrą. Dabar užsidėsiu. Štai aišku, visai kita spalva man sudirba, bet šiandien pamėginsim šitos. Ir pažiūrėsim, ar ant jos sudirbs kažkas. O šiaip prie tamsesnio vandens jau arba šviesesnio galim dėti ir natūrales. Galim blizgančias dėti dabar, pavyzdžiui, prie saulytės labiau. Užsidedam visą laiką, pratraukiam va prie srovę. Žiūrim, kad eitų priešingą pusę. Tai tik tais duos mums pranašumą, ilgiau laikysis srovėjai. Agresyviai dirba, turėtų vilioti. Tikrai šlakis turėtų neatsisakyti. Na ir viskas. Ir žygiuojam. Ilgai nereikėtų užsibūti. Vieni gali ilgiau, sakykim, žaidžia, kiti trumpiau. Aš iki 10 metimų, 15 maksimum. Nuo vietos priklauso. Jeigu nieko, eini toliau. Po to per praktiką jau atskirsit, kiek jums reikia mėtyti. Štai čia jau dugnas va kabinas man. Reikia keliauti, atsikabinti. Reiškia sekliau. Aišku, dugną pakabinau va ir šakelį ištraukiu, apvaliau. Ir kiekvienais metais gali skirti šiek tiek viskas. Tai, sakykime, skirtis pats dugnas, bet vietos dažniausiai išlieka tos pačios. Pabandysim dar kitais obleriukais. Dar iki savo vietos kozerinės netėjau, bet jau šalia esu. Bandau vis tas vietas irgi, kur niekad neužkibdavo. Ir žiūriu, jose kaip ir kiekvienais metais niekada neatsiliepia nieks. Reiškia, šita vieta nėra labai įspūdingai gera šlakiui. O, tai ir laikom.
Dažniausias kibimas yra trečdalis nuo kranto, vidurys trečdalis nuo mūsų kranto. Visas pagrindas. Kokį vandens skaidrumą žiūrėt? Wobleris turi mažiausiai matytis nuo viršaus apie 40 cm. Ir daugin, kuo geriau matysi, to žuvis mato geriau. Bet kuo skaidresnis, tuo atsargesnė. Reiškia, reiks kiš po krūmais, mes po šakom. Tai vėl sudaro papildomas rizikas nutraukti. Bet žuvis lepės dažnai. Ne vis laik būna vidury. Tai va tiek žinių, dabar belieka pagauti. Tai kaip ir sakiau, turi būti ir yra dar vienas. Ne pats didžiausias, bet yra. Na va. Kakota lanksta. Minkšta. Vėl nedidukas, bet yra. Dar vienas. Teik čia gražuolis. Kova smagi, viskas ok, be dėlių, aktyvus tu. Ai, nesidėlėm visgi. Paleidau biškį. Reiks skubėti, kad laiko turėjo daugiau pagaudyti. Visgi sudėlėm, reikia išprašyti. Su visais krūmais pagavau. Na, vėl nedidukas, bet va, prašau. Kaip ir sakiau, kad pagausiu va matos dėlės. Reiškia, guli ant dugno, tupė, jas reikia išvilioti. Va, biškį greit nuotrauką. Kol guli gražiai. Ir paleidžiam. Bus kokie 305. Davai. Į priekį, gražiai. Visi per centriuką kibimai. Smagu. Visi agresyvus, geri kibimai. Tai kaip ir matėt, jau antras žuvis. Dabar duodi fitas, sudirbo ryškus. Reiškia, ryškus dar masalai dirbantis. Aiškus galim matyti su blizgėsiu kažkokiu auksu paduot, sakau, kad atspindėtų. Ir kartais natūraliau netgi geriau būna, nes žuvis prisimato tų ryškalų. Bet dar yra gana aukštas vanduo, toks vidutinis gal, nes ne per aukštas. Tai va, kaip ir sakiau, padavinėjom, einam ir iš savo vietoj bamt ir yra. Dabar gali būti arba antras šie pat, arba važiuosim kitur. Na ką, trečias šiandienos. Kaip matom, vėl garžus. Dėlėm aplipęs, vėl nedidelis. Kažkaip didelį man nepapuola šiandien, nežinau kodėl. Gal nurinkti iš po vakar, gal nerandu tą didelę. Bet va, visi tik tai stimsta stipriai taip. Jau neatskirsi, kur šlakė kibimas, kur zacepas. Va, dar vienas mažylis. Sidėkime meškerę gražiai, fotosesija, vėl sudėlėjom. Ką greit paleidžiam ir plaukiam pasroviui toliau. Na ką, dar vienas gražuolis keliauja atgal. Davai. Viskas. Trečias šiandienos per 1,5 valandos. Labai aktyvus, iš tikrųjų greit kimba. Na ką, biškį pakeitėm lokaciją. Dabar įlindau į miškus porai valandų, nes apačioje labai daug žvejų. Čia yra mažiau vandens. Daug nutrypta, jau nugaudyta, kas vakar per varžybą šią gaudė. Bandysiu čia dar prabėgti porai valandėlių. Ir tada važiuosiu namo ilsėtis. Vis tik 3 žuvis pagautos per 1,5 valandėlės. Dabar jau toks vidurdienis. Žuvis dar labiau neaktyviai turėtų būti. Pasyvesnė, gulėti kažkur tais. Tai nebent iš po vakar
kažkokia bus nusileidus, gal pakeitus vietą, panašiai, tai tada gal ir išeis pagauti. Kol kas pirmieji metimai ir žuvies dar nėra. Na, bet nėra ko norėti. Kad kibtų visur. Tiek žuvies nėra, kiek žvejų būna. Nervina. Tie vobleriukai susikabinėja pas tą. Stengiamės tolyn nuo savęs ir išlaikinėti sroviai žuvis, jeigu bus aktyvi arba įsierzins. Dažniausiai pastebėjau griebė šiandien viskas vidury, tai manau čia irgi bus kažkas panašaus. Pareis į vidurį ir turėtų būti. Pradėjau nuo 8, baigiu apie 11 ryto. Karštai ištroškau. Pačiuosi su šeima pabūt 3 šlakiai. Į mišką nuvažiavau šiek tiek jau mažokai vandens. Saulytė lempinė. Vakaro nelauksi. Žodžiu, yra kaip yra. Viskas buvo smagu. Palaikyk, pasubscribe, žvejybos laikas YouTube kanalą, didelis dėkui tau. Vakar bandžiau jūrai. Vienas atsivymas šlakiuko. Jūros temą dar kažkaip per pirmą žvybą neatsidariau normaliai, kad galėčiau iš šio nufilmuoti. Tai bandysim. Daugiau, manau, pačio jūrai gaudyti, negu upiai. Dar galbūt upiai išlieksim, kuomet minė atsidarys. 1-2 kartus bandysiu jūrai daugiau. Norisi pagauti jūrinių upėtakį. Ir šiandien tiek. Nu ką, dabar kokie +10, manau. Saulytė šviečia, vėjukas lengvas. Smagu. Važiuoju namo.